Labą rytą, 10 valandų, prasideda 31 diena. Šiandien labai gerai miegojau, naktį buvo gal tik tai plius kiek čia, 11, nors viduje tai gal buvo kokiu plius 13, tikrai nedaugiau, nes nesijungiau šildymo naktį, labai kaldra buvo, gera šilta. O man draugelis. Tai, žodžiu, miego kokybė buvo gera. Patinka man visgi šaltyje miegoti. Vėsus oras. Man tinka. O, viskas užrasuoja. Rasa ant dviračių. Ten nors galinės ant nenuėmiau. Visai saugi čia buvo. Tai ką, tada pabiški pakuotis, va videką padariau, dabar renderinimas liko ir įkelimas. Čia su Wi-Fi biški tokios bedykės yra. Jisai kaip ir yra ir greitas, jeigu aš pagaunu gerai pasakyti kompą, kad jisai trauktų. O jeigu nepataikau, tai tada ir kaip ir prisijungęs, bet visai jokio ryšio. Toks labai mistinis Wi-Fi'us. Taip, prisipilti gertuvės. Šitą pilna. Prisipilti gertuvės. Kraudys daiktus. Dar va, dienos šviesoje namelis. Va. Toks mažas klipukas. Paimtas pastatęs vežimas. Va, po to vežimo padėti žaidimai. Čia mano terasėlė, bet kadangi ryte buvo šalta, o tik 10 dabar va išlindau. Tu taip normaliau, apie 20 laipsnių gal dabar yra. Dangus vat gražus. Panašu, kad laukia graži diena. Tai šiandien planuoju biški pavažiuoti daugiau. Galvoju 105 kg pavaryti. Taip, tai jeigu man viskas pavyks, tai 105 km turėčiau pasiekti kažkokį miestelį prie upės. Čia 2 miestai, vienoje upės pusėje vienas miestas, kitoje pusėje kitas miestas. Ir jau rytoj gal pasiekčiau vėl pajūrį. Tai aš spėju, kad jau aš važiuosiu į Provanso regioną. Nes va, tai man atrodo, va šita ta upė. Bet čia nematau aš to miesto, tai va žemiau yra. Tai biški žemiau leisis. Nes dabar bus pradžiai kokie 2 kalniukai, tokie rimtesni, ir paskui bus nuokalnė. Tai tikiuosi, kad tuose kalniukuose padirbėsiu ir paskui bus nuo kalno. Labai daug kilometrų, gal beveik 100 nuo kalno. Tokie problemyti yra, kad elektrolitai baigėsi. Reikia važiuoti nusipirkti elektrolitų įsimesti. Dabar šiandien dieną rodo 21-22. Neturėtų čia būti labai karšta. Tokios naujos patirtis, ne tik tas namelis, bet ir kiaušinių vėrimas arba tinukė. Nepamenu, kad tai daryčiau. Antrojo pirmas kartas. Abejau, kaip čia pavyks, bet visai gerai gavosi. O, šiandien gerai renderina. 42% jau. 43, va praškai. Apie 10 minučių renderins. Ir tada jau iš karto varysiu į YouTube viską. Tai va toks tas rytas, toks tradicinis ryto buitekas, mankštelės, maisto gamyba, jeigu ne pusryčiai, viešbutį, panašiai. Tai va kažkaip taip ir gyvenu, o dar nuo vakar liko kažkoks tai persikinis nealkoholinis gėrimėlis. Reiks dar išgerti. Šiandien ką padariau, tai susitepiau kelis sumuštinius su savimi į kelionę. Turiu dar pomidorą, turiu pusę paprikos, turiu bananų,
turiu porą gėrimų įsidėsiu. Tai vakar buvo gerai, taip irgi sustojau su mama kalbėjau. Tai suvalgiau batoną su sūriu ir su dešra. Tai šiandien pasidariau su mušteku, nusiplovau pomidorą, iškart pasiruošiau, papriką. Tai jeigu ką irgi važiuodamas sustosiu, tai nereiks man ieškoti kažkokios kavinės. Jeigu užsimanau, tai atsisėdu kavinį, kokios Coca-Colos išgeriu. Tai visai smagu. Tai šiandien dar vis tiek reikės vaistinėje arba parduotuvėje stabtelti elektrolitų nusipirkti. Ir jau planuoju šiandien kažkur tam miestelį apsistoti, kad su pusryčiais būtų. Kad rytoj papusryčiauti, kad nereiktų apsikrauti maisto gaminimais. Tada rytoj tik apie pietus pasižiūrėsiu, iki kada parduotuvės dirba ir apie pietus stosiu. Nors panašu, kad Prancūzijoje jie neturi tos siestos, bet jau šitame krašte neturi siestos dienos metu, nes vakar buvau užvažiavęs į Kerefūrą. Tai kažkaip aš mačiau tik tai darbo pradžią ryte, darbo pabaigą vakare. Ir parduotuvės užsidaro 7:30. Tai čia taip pakankamai reikia spitryti. Vakar jau kapojau, kad po 7, rodė iš pradžių po 7:15, blemba galvoju, jeigu maža parduotuvytė, tai čia bus reikalų, atvažiuosiu po 7:15, tai jau gali neįleisti. Bet paspaudžiau, tai atvariau po 7, gal 5. Tai laisvai savo ramiai apėjau parduotuvę, viską susirinkau, ką man reikia. Dar pasirankiau pagal kainą. Tai labai gerai. Viskas puikiai. Ką žinau, kaip čia tas renderinimas. PM5. Labai greičiai, per kelias minutės 10%. Tikiuosi prieš 60 nestriks ir bus viskas tobulai. Gerai, tada toliau einu darbelius darytis, ruoštis, rengtis. Tokiem kaip aš ženklas. Nuotykiai su technika. Vienas tipinas parėjo. Nei duobė, nei nieko, taip tiesiog lygiai vietoj. Turbūt pavargo jau. Reikia kažkaip susukti, kad netrukdytų. Ir ką važiuoju. Kol kas nekritiška, vienas tipinas normaliai. Važiuojam. Čia gal levandas. Čia gal levandų laukai. O tamsu. Visiškai tamsu.
Va, užvariau jau šiandien didžiausius kalnus savo. Nedideli tie kalnai, bet vis tiek dirbti reikia. Vat už nugaros jie matosi. Reikia irgi dar šone, bet šitus jau neimsiu. Bet čia šonu praeisiu ir eisiu žemyn. Tai va, dabar laukia ilgas nusileidimas poilsis, o paskui lyguma jau į vakarą. Tai va, tai dabar baigiu atidirbti. Čia va to 100 metrų ir jau bus nusileidimas žemyn ilgas. Kelias valandas. Pietų metas. Reikia pavalgyti. Nu, ir levandų laukai. Gaila, kad tie levandų laukai nušienauti. Bet kvapo biški yra. Yra nušienautų levandų laukų. Kvepia vis tiek levandomis. Buvo didesni, bet iš pradžių suabejojau, ar tikrai levandus. Dabar va iš tikrųjų. Lemba. Varau beveik 4 valandas. Nuvažiavau 7:03. Tai beveik pusiaukelė. Ir vėjas laikė veidą, nors dabar nuo kalno einu, bet žiauriai sunkiai einas. Visą laiką toks pasipriešimas. Kokių 107-108 vatų reikia dėti. Be įkalnės, kad palaikyti 20 km/h. Dabar va iš viso biški yra įkalnė, bet 22 greitis 300 vatų dedu. Sunkiai žiauriai važiuoja. Vėjas. Sudėjau striukę, nes ir šalta. Jo, sudėtingai. Vidutinis vatažas 107. Vakar tiek nebuvo. Vakar buvo įkalnės. Nu, įdomiai čia. Dar nemažai kapuoti. Sunku štai pibėjai. O, vieną laivelį išsitraukė. Kažką tvarkys. Ar bateriją keičia. Fainai. Nu, kažkieno dvarelis toli. O čia kalnų siena. Ypač va toj pusėje tai akivaizdžiai tokia kaip kalnų siena. O dabar tai važiuoju va slėniu. Visiškai lygų. Vėjas va toks iš priekio, va. Matosi ant medžių. Viens avec moi et je te déshabille.
Ungariukai. Oho. Merci. Eiliniai Google bairiai. Tipo kelias, čia tik keli užtverti, čia vienas užtverimas. Problema, kad hamutas kartais ilgam atstumė pradeda nustoja veikti. Ar čia va hubėda, va čia antras. Čia antras. Tipo kelias. Tai ūkininkų. O, šikšnosparniai varinėja. Dabar toks kelias. Ir tenka improvizuoti biškį pačiam jum galvą. Nu, bus iki 100-107 kokie kilometrai. Nu, šalta šiandien visą dieną. Vienu metu iš ryto, kai išvažiavau, tai buvo 18. Buvo gal kokį 20-21. Bet nuo 2, kai pavalgiau, tai užsidėjau striukę, nes nu vis tiek kažkaip tai tas vėjas pučia, visą laiką priekinis vėjas, tai šalta buvo. O vėjas visą laiką veidą, šiandien didžiąją dalį laiko, kaip besisukčiau, ką čia bedaryčiau, vis tiek veidą vėjas. Tai kažkaip net nuo kalno ir tai reikia dėti pastangų, kad važiuoti, kur čia man reikia. Daug kilometrų, nuokalnė netokia buvo jau ir pagalbininkė, teko dirbti ir nemažai. Kelias tokį reikia spręsti. Neįdomu. Tai va, tai ką čia noriu pasakyti? Nu tai va, tai nuo kalniukų buvo čia jau prieš tiems ten graži vieta, kalnai tokie. Iš vieno šono prie pat privažiavau, bet ten vėjas pūtė, tai žiaurus. Veidą. Ir... Nieko čia nepamečiau. Nes jau čia duobę gerą prasileidau. Kaip čia? Oho. Dubytė. Oro yra, abiais ratais įvariau. Taip, tašas vietoj. Viskas vietoj. Čia vietoj. Viskas okei. Didžiau biškį, žiūrėti kelią. Nu tai va, tai vėjas, šalta biškį. Nemažai nuvažiavau šiandien, toks buvo ir tikslas nuvažiuoti daug nuo to kalno leidžiantis, bet negavau to tokio pastiprinimo, kurio tikėjausi. Tikiu, man čia bus daug lengviau. Taip. Čia. Nu ir Google negalima pasitikėti, jau vaizdu. Tai varau į viešbutaną. O, Samoško žodžių prisimokęs. Į viešbutį varau. Nieko nevalgiau, apart vieną sumuštinę turiu ir antrą. Bet kažkaip jau paskui nenorėjau stoti, kiek važiavus, tai važiavau. Su Mindaugu aš šnekėjausi. Gal virš valandos, ir taip labai fainai prasisuko laikas.
Turiu minį, kad neprailgo. Ir viskas. Tokia ta diena, daug važiavimų. 8 valandas važiavimų. Tai neilgiausias važiavimas, bet labai nemažai. Daug baikpekerių, keli visi priešais. Važiuoja porom, vyras, žmona. Absoliučiai visi vyresni. Tokie piam, šiam, netgi buvo viena porelė, kur matys, kad labai moteris jau amžiai. Gal tik taip atrodo, gal sunku man įvertinti amžių. Bet smagu ir čia vietiniai, skirtingai negu ten kokioj Italijoje pradžioj, kad visi su elektriniais, tai čia labai retai su elektriniais. Su elektriniais čia vietiniai, kurie čia aplinkui gyvena. Tokie pravažiuoja, o tie jau kurie... Tokie biški baimė yra dėl ratų. Ai, vienas tipinas susilaužiau, tai... Bet kol kas manau, kad čia nekritiškai važiuosiu, jeigu matysiu, kad jau antras, tai tada reikės jau užsiimti servisais. Arba jeigu matysiu, kad jau ratą biški muša ar kažkas tai. Tai va, liko keli šimtai metrų iki viešbučio. Neįprasta. Čia kažkaip reikia važiuoti. Čia. Nu, tai iš kur čia? Aha. Buongiorno. Atvykom. Hi, hello. Maybe you know it's working somewhere? When is here? You want to talk to him? Yeah, I just arrived that I have room reservation Okay, here. okay. I'm going to call him. Hello. He's here. Hello. Hi. I have room reservation here. Yes, Yeah. I was waiting for you. I Okay. didn't know what time. I'm Gwen. Bonsoir. Yeah. Nice to meet you. Meet you. Ça va? Yeah. Oui, mais justement, parce que je l'ai vu après, mais du coup, j'ai fait demi-tour. It's a bit special because we are moving stuff but your room is ready. I will show you the room. Okay, perfect. Okay, so that's your key. Okay. Domestic toks. Svečių namai, sakė, čia ne viešbutis. Sollen wir wissen, was der